esam Vilniui ir šalia po kairę matote 3 stiprius vyrus. Tai kaip gyvenat? Vis blogiau. Vis blogiau. Tai va, kaip jaučiatės po savaitgalio artimiausių balių visų? Aš tai niekur nebuvau. Aš paimsiu mikrofoną, nes paklausim jau. Ką darai šis vakarą? Kažkur variai. Penktadienį. Mačiau jį. Bliamas, sunku biškai prisiminti vakarėlių. Tiek daug. Milko bazė. Kur mes buvome? Mes grojom Milbare, mes grojom... Kur mes grojom penktadienį? Mes grojom penktadienį. Tu negrojom, aš grojau Vuo. Nieko šiaip ypatingo ir... Bet vis tiek baigiai 5 ryto. Tai be abejo, aš anksčiau niekada nebaigiau. Bet... Sveika. Turėjom, žodžiu, porą vakarėlių Vilniui su savo draugais, didžiais. Viskas buvo įprastai gerai. Pastaruoju metu jūs vis dažniau pradedat važinėti užsienį, planko ten naujas šalis. Kuo, pavyzdžiui, jūs asmeniškai traukia Mančesteris, ten vairios diskotekos, kuo skiriasi nuo Lietuvos, tarkim, publikos ir plamai? Aš manau, kad publika... Aš tai visą kartuoju tą patį. Man Lietuvoje publika pati geriausia. Ir net aš nesu buvęs, pavyzdžiui, Marijampolį, kur man labai giria draugai, kad ten yra fantastiška ir taip toliau. Bet tikrai Lietuvos publika yra labai gera, labai nuoširdi. Nepaisant to, kad mes jau dabar Lietuvoje turime apskritai visus įmanomus garsiausius didžėjus. Ir vis tiek jinai dar nėra taip išpaikina. Kažkiek Vilnių gal jau pradeda ten truputėlį nosirėsti, bet užsienį yra... Mes taip ir buvome, kada pirmą kartą grojom, net ne Manchesterį, Nottingham'e, mes grojom pirmą kartą su Miss America ir buvo mūsų... Mes sakralizavom kažkaip visą tą Anglijos publiką. Mes grojom labai garsiam klube, kuris mums atrodė... Mes grojom vienam ten svarbiausių Anglijos klubų ir mums atrodė, kad ten kažkokia yra stebuklinga publika, kokios pas mus nėra. Iš tikrųjų tai kažkaip suklydom ir supratom, kad labai gerai čia gyvenam. Tiesa, vėlgi, niekad negali pagal šalį atspėti, kokie yra žmonės. Nes atrodo, kad Anglijoje baisiai visi išsilavinę, gerai žino muziką, tu paleisi kokį nors gabalą, visi iškart reaguos įdomesnį gabalą. Ne, velnio, tas pats. Visur tas pats, muzika ta pati, visi taip pat klauso, galbūt vis tiek Britai gal kažkiek roką labiau toleruoja nei lietuviai, bet tik tiek. Ir tai nelabai jaučiasi šokio aikštelėje. Ir dar vienas dalykas, kas nustebina, kad mes pastebėjom, kad nepriklauso nuo stereotipų. Pavyzdžiui, Estija, tokia atrodytų, Jėzau, flegmos, be humoro jausmo ir panašiai. Ne velnio. Vienas geriausių vakarėlių buvo Estijoje, tikrai. Taline, fantastinis vakarėlis. Visko. Prigėrėt jūs kaip velniai. Iš tikrųjų, sparčiai žengėt į priekį, padarėt gana nemažą debiutą ir galbūt galėtumėte išduoti, kuo žada dar nustebinti, bent jau Lietuvos publiką, ką nors. Negalim išduoti, nes tada nenustebinsim, bet... Kim Wilde žada išmokti šokt. Ne, aš manau, kad mūsų paprasta ambicija yra padaryti vis dėlto... Norim padaryti savo gimtadienį. Mes dabar švęsime... Kažtai nesimenu dienos, Jėzus Marija. Trečią gimtadienį. Ir mes norim padaryti didesnį renginį, kuris būtų ne tik tai vienam klube, bet, pasme, kad būtų didelė erdvė, daug žmonių, nes manau, kad jau laikas pažymėti šitą progą. Mes nešventėm ne vieną savo gimtadienį. Tai va, čia toks būtų. O daugiau planai, tai kad viskas aišku, padaryti daugiau dainų, rašyti albumą, nufilmuoti daugiau klipų, remiksuoti Daft Punk, atlikėjų, išvažiuoti, daugiau važinėti. Kažin, ar jūsų manymu jums yra dar, tarkim, keliat savo autoritetus kokius, kaip tėvai, kažkas jūsų atžvilgiu, tarkim. Ar jau jūs įsivaizduojat, kad esat, pakankamai jau taip pažengę, kad... Šitą pasaulį yra tiek daug senių, kurie tą dalyką daro kokią 20 metų minimum. 20 metų, kai mes esam esam visiškai piemenys, pas mus dar pienukas tikrai nenudžiuvo ant lūpų. Taip patys, pavyzdžiui, LCD Sound System. Visiškai seniai, barzdoti. Ar čia klausimas apie Lietuvą, ar čia užsienį buvo? Toj pačioj Lietuvoje, man atrodo, mes galėtumėm vardinti 100 veikėjų, be kurių mūsų nebūtų buvo. Čia nėra net nekalbos kažkokios, kad lygiuotis, kaip aš dabar galėčiau sakyti, kad aš esu geresnis už kardiofoną. Aš gyvenime, man liežuvis neapsiverstų pasakyti, kad mes esam geresni už kardiofoną. Aš pasakysiu, kad tu esi pasakęs, kad mes geresni už foje, bet... Bet aš manau, tada, kai nustoja, iš tikrųjų, aš labai pritariu savo draugams, tai kai nustoji jau gerbti kažką, tai jau mano pirmas pavojus ženklas, kad grupiai galas.
būtent kas lėmė tą jūsų, pavyzdžiui, dabar grojimą muzikinį stilių, kas davė tam įtakos? Manau, kad domėjimasis roko muzika. Man atrodo, visų mūsų trijų atveju visi mes trys esame, galėtume priskirti save turbūt rockeriams, roko muzikos mėgėjams. Mes nesame grinai iš hip-hopo, repo, punko, disko kažkokios stilius. Vis dėlto stilius, kuris mus apjungia, tai yra rokas. Ir ta muzika, kurią mes grojame dabar, tai yra tiesiog, savotiška roko muzikos projekcija į šokio muziką. Viena irgi istorija iš praeities. Mes kadaise su Džiugu nuvažiavom į Ibicą. Ir gan banalogas sakyti, kad nuvažiavau į Ibicą ir viskas pasikeitė. Bet taip, iš tikrųjų tai tikrai buvo lūžis, nes mes iki tol su Džiugu, nepaisant to, kad visą laiką mėgom roką, bet jeigu grodavom, tai grodavom daug repo, hip-hop atsimeni, nu. Išnairavom truputėlį hauziuką, galvom, kad hauziukas yra kažkoks tai nesąmonė. Nu jo. Bet nuvažiavom į Ibicą, buvo, wow, galima šokti. O tada dar po kelių metų nuvažiavom į Londoną į klubą Nag ir tada išgirdome tą purviną elektroklešą. Ir aš atsimenu, kaip dabar, kai groja DJ Hell, Let No Man Jack, ir aš galvoju, arba aš išsikrausiu iš poto, arba aš visą gyvenimą tokią muziką klausysiu, tai antras variantas. Ką jūs laikot pavykusiu vakarėliu? Kas yra reikalinga, kad jis būtų pavykęs? Aš manau, kaip jau Manfredas ir įsidabė, labai gerai būna, kai neatsimeni nieko iš vakarėlio, tikrai neblogas jau buvo. Tada, jeigu kitą dieną kas nors nepapasakoja, kas nors labai blogo, tai jau gerai. Nes būna, kad neatsimeni ir papasakoja ir galvoja, o dieve. Paprastai taip, jeigu kažkas turi ką papasakoti blogo, bet tas blogo visą laiką būna toks slidžiai blogo, ne visai blogo, tiesiog juokingo, tai aš manau, kad tiesiog, jeigu yra istorijų galvoj, tai jau gerai. Aš prisimenu, kažkoks buvo renginys, po kurio, man atrodo, Gravity vienas iš pirmųjų renginių, kur ten sudaužėm duris, išdaužėm. Ne, ten buvo bičas, kuris bėgo ir su galva pradaužė sieną. Aš negalėjau suprasti, kaip jisai išdaužė tą sieną. Daužiau duris viename renginyje. Prisipažinau. Bet ten buvo, tas išdaužtos durys buvo tik tais vienas iš tų įvykių, kuris buvo renginyje. Su vandalizmu susijęs. Bet tiesiog kitą dieną aš einu per miestą ir man taip, matau žmonės, kurie tam buvo vakarėlį ir man taip truputėlį išraustu, bet iš kitos pusės viduje man taip yra malonu, kad aš buvau tas žmogus, kuris ten darė tos dalykus. Ne. Dar geras vakarėlis tada, kai tu matai žmonės šokio aikštelėje, kurie yra šlapi nuo šokimo. Tai čia, manau, vis tiek, koks be būtų vakarėlis, viskas susiveda į šokimą. Ir ne, dieve, tai ir vadinasi šokio vakarėlis. Tai jeigu jie yra šlapi nuo šokimo, jau yra neblogas ženklas, tikrai neblogas ženklas. Nes... Jo, kuo mažiau, arba kuo mažiau prie baro stovi tuo metu, kai tu groji savo geriausius hitus, tai irgi yra gerai. Kas dar? Daug priežasčių. Bet vėlgi, svarbiausia tada, kai mes gerai jaučiamės. Mes patys grojom, tarkim, jūsų kultivuojamą muziką ir kaip patartumėt, jūsų akim žiūrint, įskiepyti būtent tą stilių, kokiu būdu prieiti prie jaunimo, kad jie pamėgtų tą muziką? Savo pavyzdžių, vien tik tai savo pavyzdžių. Jūs bandysite, ką nors skiepyti, kas nėra tai, kuo jūs iki galo tikite, tai jūs niekada niekur neįskiepysite. Jeigu savo gyvenimu, savo būdu, savo žodžiais, kiekvienu savo žingsniu, nežinau, kalbėsite apie tai, apie savo muziką, apie savo stilių, manau, kad atsiras žmonių, kurie jums patikės ir viskas bus gerai.